Antra dalis – jūsų dvasinis kelias. 29. Raskite savo gyvenimo paskirtį. Du patys seniausi klausimai yra, kodėl esu čia ir kokia mano paskirtis gyvenime. Į šiuos klausimus yra tiek atsakymų, kiek žmonių juos užduoda. Suprasti savo gyvenimo tikslą yra labai svarbu, nes jį žinodami galite judėti į priekį dvasinio tobulėjimo keliu. Suvokimas, kodėl nusprendėte įsikūnyti žemiškoje plotmėje, kokias pamokas turite išmokti šiame gyvenime, pakelia jūsų vibracijų dažnį. Jeigu dar nežinote, kokia yra jūsų gyvenimo paskirtis, pamastykite apie kai kuriuos dalykus. Atidžiai pažvelkite į savo gyvenimą. Gal esate mokytojas? Tai nereiškia, kad turite dirbti mokykloje, bet galbūt jūs dažnai gyvenime kitiems padedate ką nors suprasti, aiškinate, mokote, patarėte. Jeigu taip, mokymas yra vienas iš jūsų gyvenimo tikslų. Ar savo žiniomis dalijatės todėl, kad jaučiate poreikį padėti kitiems, ar todėl, kad norite pasigirti, kiek daug žinote? O gal šiame gyvenime esate globėjai, kuriems skirta rūpintis kitais žmonėmis? Pagalvokite apie tai, ką darote kiekvieną dieną. Galbūt pastebėsite, kad turite daugiau nei vieną priežastį būti čia. Kad ir koks būtų jūsų gyvenimo tikslas, pažinsite jį, nes jis ras atgarsį jūsų sieloje ir taps universalia tiesa. Siekdami jo, pajusite pilnatvę. Jūsų uždavinys yra rasti savo egzistavimo žemėje priežastį ir atlikti tai, kas jums skirta. 30. Lavinkite savo psichinius gebėjimus. Visi turime įgimtų psichinių gebėjimų, bet ne kiekvienas pasirenkame tuos gebėjimus lavinti. Jei norite gyventi aukštesnių vibracijų lygmenyje, lavinkite savo psichinius gebėjimus ir siekite daugiau, nei manėte galintis pasiekti. Neleiskite, kad nežinomybės baimė jūs sustabdytų ir sutrukdytų pažinti save. Jūs iš prigimties esate intuityvūs, turite gerus instinktus ir vidinį žinojimą. Kuo daugiau sužinosite ir išmoksite, kuo daugiau praktikuositės ir suprasite, ką ir kodėl darote, tuo aukščiau pakils jūsų siela. Taip yra todėl, kad vidinė tvirtybė yra dvasinė savybė ir jos puoselėjimas padeda atverti intuiciją, pajusti dvasinio pasaulio egzistavimą ir suprasti metafizinius reiškinius. Nuo ko pradėti? Tai priklauso nuo jūsų dvasinės raidos lygmens. Jeigu dar tik pradedate atrasti savo psichinius gebėjimus, tada visa nauja informacija, kurią sužinosite, visi pratimai, kuriuos atliksite, padės jums kilti į aukštesnį lygmenį. Jeigu lavinate savo psichinius gebėjimus jau ne pirmus metus, stenkitės atrasti naujų originalių idėjų. Jos gali būti 100 metų senumo, bet naujos jums. Neapsiribokite tuo, ką jau žinote, ieškokite naujos informacijos. Yra senas posakis teigiantis, kad mokytojas pasirodo tada, kai mokinys būna pasirengęs. Turėkite tai omenyje, kai ieškosite naujų žinių. Žinios yra galia, o galingos žinios padeda pakilti į aukštesnį dvasinį lygį. 31. Pamėginkite kam nors nuspėti ateitį. Kai pajusite, kad jau galite pasitikėti savo psichiniais gebėjimais, pasidalykite jais su kitais žmonėmis. Galbūt jums atrodo, kad esate dar nepasirengę arba nepakankamai kvalifikuoti, bet juk nesužinosite, ką sugebate, kol nepabandysite. Sugebėjimas prisijungti prie visatinės energijos ir suvokimas, kad pagaunate informaciją, kuri gali padėti kitam žmogui, parodo, jog pakilote į aukštesnių dažnių lygmenį.
Pasidalėjimas savo žiniomis taip pat kelia dažnį. Pirmą kartą konsultuokite žmogų, kuriuo pasitikite ir žinote, kad jis pateiks jums sąžiningą įvertinimą ir pasakys, ką iš tikrųjų galvoja apie jūsų sugebėjimus. Kai imsite labiau savimi pasitikėti, galėsite pradėti konsultuoti ir nepažįstamus žmonės. Be abejo, ne kiekvienas psichinių gebėjimų turintis žmogus nori spėti ateitį ir konsultuoti kitus. Galbūt jums užteks vieną kartą išbandyti savo sugebėjimus su draugu ir daugiau jūs to niekada nedarysite. Kai kuriems žmonėms reikia lavinti psichinius gebėjimus tik dėl savęs ir kad tai suprastų, jiems tereikia keletą kartų pakonsultuoti kitus. Vis dėlto, jeigu po kelių pirmųjų konsultacijų įgaunate pasitikėjimo ir jaučiate poreikį savo talentų padėti kitiems, galite ir toliau tuo užsiimti. Teikti viešas konsultacijas taip pat gali ne visi. Tokios konsultacijos reikalauja didelės atsakomybės, tačiau niekada negali žinoti, galbūt šis kelias yra kaip tik jūs. Prisijunkite, pasitikėkite ir pamėginkite atrasti naują kelią. 32. Pažvelkite į praėjusius gyvenimus. Ar kada nors apsilankę svetimoje vietoje jautėtės taip, lyg jau būtumėte čia buvę? Gal gatvės jums pasirodė pažįstamos, arba atpažinote pastatus, tiltus, gamtos fragmentus, pavyzdžiui, krioklį arba milžinišką ąžuolą? Keista, nes esate įsitikinę, kad čia niekada nebuvote. Gal tai blangus prisiminimai iš praėjusio gyvenimo? Tai tikrai įmanoma. Iš ankstesnių gyvenimų atsinešame tiek teigiamų patirčių, tiek negatyvių emocijų, pavyzdžiui, baimės. Sakykime, jūs bijote skraidyti. Ar šiame gyvenime esate patyrę ką nors blogo skrydžio metu? Jeigu ne, pasitelkite į pagalbą profesionalą, kuris padės prisiminti praeitus gyvenimus ir pažvelkite giliau. Gali paaiškėti, kad praėjusiame gyvenime buvote lėktuvo pilotas, karo metu jūsų lėktuvas buvo numuštas ir jūs mirėte sunkiai sužeistas. Šis prisiminimas vis dar glūdi jūsų pasąmonėje ir šiame gyvenime sukelia iracionalią baimę skristi. Sužinoję praeito gyvenimo įvykius ir išsilaisvinę iš su jais susijusios negatyvios energijos, sustiprinate asmeninės vibracijas dviem būdais. Pirma, sužinote apie save daugiau sielos lygmenyje. Antra, imatės pozityvių veiksmų, kad išsivaduotumėte iš ankstesnio gyvenimo negatyvumo, kuris kelia stresą ir neigiamas emocijas šiame gyvenime. Pažvelkite į savo sielos praeitį ir pagerinkite savo dabartinį gyvenimą. 33. Sukurkite smėlio indą su intencija. Kai kurite ką nors su intencija, įdedate į kūrinį dalį savo energijos. Išbandykite šį pratimą, kuris padeda pakelti vibracijų dažnį. Jums reikės spalvoto smėlio, stiklinio indo su dangteliu ir šaukšto. Po truputį pilkite smėlį į indą, klokite vienos spalvos sluoksnį ant kitos ir pasistengkite nesumaišyti spalvų. Pildydami indą suteikite šiam savo spalvingam kūriniui intenciją. Kiekvieną kartą, kai pažvelgsite į šį savo rankų darbą, pagalvosite apie jam suteiktą intenciją. Pavyzdžiui, tai gali būti koks nors labai paprastas dalykas, kaip antai ramybė, teigiamos emocijos arba šiltas rūpestingas elgesys. Taip pat galite suteikti kūriniui labai konkrečią ir sudėtingą intenciją. Pavyzdžiui, žvelgdama į šį spalvotą smėlį jaučiuosi gerai ir užtikrintai, nes žinau, kad gyvenime priimu teisingus sprendimus. Sieloje žinau, kad darau tai, ko reikia man ir mano dvasiniam augimui. Šis buvimo teisingumas atsispindi visuose mano veiksmuose ir reakcijose į kiekvieną situaciją, su kuria susiduriu gyvenime. Nesvarbu, ar intencija, kurią suteiksite savo smėlio indui, bus paprasta arba sudėtinga.
Svarbiausia, kad rastų jumise atgarsį ir padėtų pakelti vibracijų dažnį kiekvieną kartą, kai žiūrite į šį indą. Kurkite su intencija, gyvenkite su tikslu, prisimkite atsakomybę už save. 34. Apsipirkdami klausykite savo intuicijos. Jei apsipirkdami norite pasikrauti teigiamos energijos, raskite daiktą, prie kurio jūs traukia. Geriausia vieta ieškoti daiktų galinčių sustiprinti jūsų vibracijas yra ezoterinių prekių parduotuvės, nes jos įkurtos su intencija padėti žmogui atrasti savo dvasinį kelią. Nesvarbu, ar daiktas bus menininko sukurtas originalus dirbinys ar masinės gamybos produktas. Rinkitės tai, kam patys teikiate pirmenybę. Ezoterinėje parduotuvėje galite įsigyti papuošalų, knygų arba meno dirbinį. Prieš įžengdami į parduotuvę paprašykite savo vedlių, kad parodytų jums daiktą, kuris vien būdamas jūsų nuosavybė gali padėti sustiprinti asmeninės vibracijas. Lėtai vaikščiokite po parduotuvę, apžiūrinėkite įvairius daiktus ir pasistengkite atpažinti jums skirto daikto energiją. Kad geriau pajustumėte energiją, paimkite daiktą į ranką. Kartais pajusite šilumą ir trauką, o kartais šaltį ir jokio siejančio ryšio. Labiausiai jūs trauks parduotuvės vietos, kuriuose jausite intensyvią energiją. Koks nors daiktas gali ypač patraukti, lyg jūs šauktų. Jį galite pastebėti iš karto įžengę pro duris, arba trauka gali sustiprėti vaikščiojant po parduotuvę. Įsiklausykite į savo instinktus ir stebėkite, ar artėjant prie daikto trauka stiprėja. Radę savo daiktą, iš karto instinktyviai pajusite, kad jis skirtas kaip tik jums. Kartais užtenka vieno žvilgsnio, kad atpažintumėte jums tinkamiausią daiktą. Įsigykite jį ir naudokite su teigiama intencija. Nuojauta taip pat padeda apsipirkti knygynuose. Apžiūrinėjate knygas lentynose ir staiga iš 100 knygų jūs patraukia viena. Arba vartote knygas viename knygyno skyriuje, ar staiga jūs tarsi kojos pačios nuneša į visai kitą skyrių, galbūt net į tą, kuriame niekada nesilankote. Kitame skyriuje jūsų dėmesį gali patraukti konkreti knyga. Galbūt šioje knygoje esanti informacija kažkuo gali jums padėti. Būna, kad atverčiate knygą bet kurioje vietoje ir į akis krenta žodžiai, turintys jums ypatingą prasmę arba atsakantis į jūs kamuojantį klausimą. Kartais jaučiate, kad tiesiog privalote nusipirkti konkrečią knygą, o grįžę namo ir pradėję ją skaityti, suprantate, kodėl ši knyga jums buvo būtina. Jei pasikliausite savo intuiciją, ji padės jums pakeisti mąstymą, sustiprinti asmeninės vibracijas, pažinti savo sielą ir gauti patvirtinimą, kad einate teisingu keliu. Pajuskite savo dvasinę energiją ir į netikėtais būdais parodys, ką jums reikia žinoti. 35. Žingsnis po žingsnio. Net ir visai nedidelis vibracijų dažnių pakelimas jūs gali labai teigiamai paveikti. Vienas iš dalykų sukeliančių problemas yra pastangos paspartinti procesą ir per greitai pakelti dažnį. Jeigu jūs taip pat norite kuo greičiau pasiekti geriausiai įmanomą rezultatą, nusiraminkite ir neskubėkite. Tai yra visą gyvenimą trunkantis procesas ir jūs galite nuolat po truputį lipti aukštyn. Nepamirškite, kad čia neegzistuoja galutinis taškas, kurį pasiekus nebėra kur kilti. Jūsų energija nuolat kinta ir kiekvienas mažas žingsnelis yra pasistumėjimas į priekį ilgame kelyje. Tai nėra varžybos, kas greičiausiai pakels savo dažnį. Tai yra sielos paieškos, jūsų asmeninė kelionė ir šioje kelionėje kartais užtenka duoti labai nedaug, kad gautumėte labai daug dvasinę prasme. Auganti vibracijų dažnį geriausiai atspindi jūsų laimės pajautimas, gyvenimo džiaugsmas,
laisvė, kurią jaučiate bendraudami su gamta ir kitais žmonėmis. Maži dalykai dažniausiai mums atveria akis ir pripildo širdį meilės, džiaugsmo, nuostabos ir susižavėjimo. Kiekvienas mažas pasiekimas leidžia jums pasistumėti į priekį dvasiniu keliu. 36. Sprendimų priėmimo nepalikite atsitiktinumui. Gyvenime visada rinkite sąmoningai priimdami tvirtus teigiamus sprendimus. Jeigu paliekate įvykių eigą atsitiktinumui, prarandate atitinkamo gyvenimo aspekto kontrolę. Sakykime, darbe buvo pradėtas vykdyti naujas projektas. Jūs žinote, kad tikrai sugebėtumėte jam vadovauti ir šis darbas jums labai patiktų, bet niekaip negalite apsispręsti, ar pakalbėti apie tai su vadovu, ar palikti viską atsitiktinumui ir tikėtis, kad vadovas pastebėjo jūsų sugebėjimus ir pats nuspręs paskirti jūs vadovauti projektui. Jeigu nuspręsite pakalbėti su vadovu ir pasidalinti su juo savo idėjomis, parodysite jam savo entuziazmą ir norą kuo daugiau prisidėti prie projekto vykdymo, žinosite, kad padarėte viską, ką galėjote ir prisiėmėte atsakomybę už savo gyvenimą, net jeigu trokštamo rezultato nepasieksite. Tačiau, jei paprasčiausiai lauksite ir tikėsitės, kad vadovo sprendimas bus jūsų naudai, vadinasi savo karjerą, paliekate atsitiktinumui, vildamiesi, kad vadovas žino, ko jūs norite. Sakykime, jūsų bendradarbis taip pat nori vadovauti naujam projektui ir pasikalba apie tai su vadovu. Jeigu jūs apsispręsite išreikšti savo troškimus, jūsų vadovas galės rinktis iš 2 kandidatų, o jei nesakysite nieko, savo neryžtingumu pats pašalinsite save iš galimų kandidatų. Taigi, nusprendę patylėti, savo ateitį paliekate atsitiktinumui. Visada imkitės teigiamų veiksmų, net jei galutinį sprendimą priimate ne jūs. 37. Įkvėpimas. Jei nejaučiate įkvėpimo, gali būti, kad jums stinga energijos arba ji išbalansuota. Jeigu nežinote, kodėl praradote pusiausvyrą ir nejaučiate jokio stimulo, ko nors imtis, vadinasi, atėjo laikas paieškoti įkvėpimo. Jo pilna visur, bet kartais mes tokių dalykų tiesiog nematome. Kai sakome, kad jaučiame įkvėpimą, iš tikrųjų turime omenyje, kad jaučiame nepaaiškinamą poveikį pakeliantį mus į aukštesnį lygmenį. Ieškodami įkvėpimo, ieškokite dalykų, kurie stimuliuoja jūsų protą ir stiprina energiją, kurie žadina kūrybingumą ir teikia džiaugsmo. Kas galėtų jūs įkvėpti? Gal tai bendravimas su draugu arba džiaugsmingo gyvenimo laikotarpiu prisiminimas? Įkvėpimą gali sužadinti gražaus peizažo stebėjimas ir pokalbis su bendraminčiais, arba kiekvienos dienos pradžioje perskaitoma įkvepianti citata. Kai pajusite įkvėpimą, jūsų kūrybinė galia sustiprės ir jums atrodys, kad galite pasiekti bet kokį užsibrėžtą tikslą. Ir jūs tikrai galite. Tai reikia sutelkti dėmesį į pusiausvyros palaikymą ir atrasti dalykus, kurie pažadina įkvėpimą, o tada savo entuziazmu galėsite įkvėpti kitus. Įkvėpimo galite pasisemti pačiose netikėčiausiose vietose, jei tik jų ieškosite. 38. Harmonija. Harmonija klesti, kai visos jūsų esybės dalys veikia darniai, lengvai prisitaiko prie pokyčių ir bet kuriuo metu gali pasisemti visatinės energijos. Tada jaučiate, kad gyvenimas teka sklandžiai ir viskas, ko imatės, duoda teigiamų rezultatų. Jums netgi gali pasirodyti, kad viskas, prie ko prisiliečiate, tiesiog virsta auksu kabutėse. Kiekviena galimybė, kuria pasinaudojate, veda į sėkmę, gyvenime nuolatos nutinka gerų dalykų. Harmonija yra pastovus ritmas, valdantis jūsų esybę ir viską, ką darote.
Kai jūsų energija teka neharmoningai, jums gali atrodyti, kad kiekvieną dieną turite prisiversti atlikti tai, ką reikia. Arba kad ir ką darytumėte, jaučiatės taip, lyg nuolatos kartotumėte tą pačią dieną. Jaučiatės įstrigę, nes pasiekę tam tikrą tašką negalite pajudėti toliau į priekį. Jei siekite harmonijos, darykite šį kūrybinės vizualizacijos pratimą. Pirmiausia, sutelkite dėmesį į visą savo esybę. Tada įsivaizduokite, kad susijungiate su visatinės energijos srove. Leidžiate jai tekėti per jūs, grąžinti jums pusiausvyrą ir pašalinti visas kliūtis, kurios neleidžia pajusti vienovės su dvasinė savastimi. Atlikdami šį pratimą galite pajusti didžiulį palengvėjimą, lyg kas nuimtų jums nuo pečių sunkų svorį, išlaisvintų protą, kūną ir sielą. Kai šis sunkumas dings, jūsų gyvenimas pradės tekėti sklandžiau ir galėsite pakilti į didesnės aukštumas. Kai gyvenime klesti taika, ramybė ir nuoseklumas, visos visumos dalys teka kartu kaip viena. 39. Pasitikėjimas vidinė išmintimi. Kartais būna labai sunku pasitikėti kitais žmonėmis, tačiau blogiausia, kai nepasitikite savo vidinę išmintimi. Kiekvienas žmogus išgyvena unikalias patirtis, kurios formuoja jo mąstymą, pasaulio suvokimą, savo vaidmens jame suvokimą ir tai, kaip jis bendrauja su aplinkiniais žmonėmis. Jeigu nepasitikite savimi, jei netikite, kad viduje esate išmintinga ir nuostabi būtybė, bendrauti ir kurti santykius su kitais žmonėmis labai sunku. Prieš užmezgant ryšį su savo vidinė išmintimi, jums teks išsivaduoti iš negatyvumo, kurį jumise paliko neigiamos patirtys. Neskubėkite, tai gali būti ilgas procesas. Pasistengkite po truputį suvokti, kas neleidžia jums eiti į priekį, o tada sąmoningai pasirinkite išsilaisvinti iš tų jausmų. Pasitikėkite vidinę išmintimi, tai reiškia klausyti savo instinktų, tikėti savimi ir žinoti, kad net tada, kai gyvenime darote klaidas, elgitės taip, kaip tuo metu jums atrodo teisinga. Jeigu gyvensite remdamiesi šią idėją, pastebėsite, kad santykiai su kitais žmonėmis klostosi lengviau. Jūs imate labiau pasitikėti kitais, mažiau abejojate jų elgesio motyvais. Abejonės yra negatyvi energija, galinti sumažinti jūsų vibracijų dažnį. Pasistengkite neabejoti savimi. Žinokite, kad sielos lygmenyje jūs visada žinote išmintingiausią problemos sprendimą. Sunkiausia yra išgirsti tą sprendimą, patikėti savimi ir atitinkamai elgtis. Jūs esate išmintinga dvasinė būtybė, tikėkite ir pasitikėkite savo vidumi. 40. Vidinis žadintuvas. Iš jūsų energija liejasi bangomis ir veikia kiekvieną šalia esantį žmogų, net jeigu patys nesuvokėte, kad tai vyksta. Teigiamos energijos bangos grąžina jums daug pozityvumo, o žemesnė energija atneša mažiau džiaugsmingus įvykius. Ar pastebite, kada jūsų energijos lygis būna aukštas, o kada žemas? Puikus būdas aiškiau pajusti savo energijos vibracijas yra pasinaudoti vidinio žadintuvo idėją. Rytais daugelis žmonių pabunda likus porai minučių iki žadintuvo suskambėjimo. Kūnas kažkokiu būdu jaučia, kada turi atsibusti. Panašus vidinis žadintuvas gali duoti ženklą, kai jūsų vibracijų dažnis būna aukštas. Norėdami įjungti žadintuvą kabutėse, pirmiausia turite sąmoningai kuo aukščiau pakelti savo vibracijų dažnį, o tada pasitelkę kūrybinę vizualizaciją užregistruoti šį lygį. Pasakykite savo, kad kiekvieną kartą, kai jūsų energija pakils iki šio lygio, gausite ženklą, kurio neįmanoma ignoruoti, kaip neįmanoma ignoruoti žadintuvo čirškimo ryte.
Ženklas gali būti bet koks specifinis garsas, zvimbimas arba bet kas, kas atkreiptų jūsų dėmesį. Jūsų kūnas pasirūpins tuo, kad gautumėte ženklą, kai tik pakils vibracijų dažnis. Pastebėję tokio žadintuvo signalą, iš karto atkreipsite dėmesį į tai, kas pakėlė energiją į aukštesnį dažnių lygmenį. Stebėkite save ir jauskite jumise tekančią energiją. 41. Prisijunkite prie Akašos kronikų. Akaša yra visatinės energijos tėkmėje egzistuojanti biblioteka kabutėse. Joje saugomos žinios apie viską ir visus. Prisijungus prie Akašos kronikų, apie save galima sužinoti daug dalykų, kuriuos gimę žemiškoje plotmėje pamiršome. Šios žinios apie save gali padėti pakelti vibracijų dažnį. Susiraskite ramią vietą, atsisėskite arba atsigulkite ir atlikite šį kūrybinės vizualizacijos pratimą. Įsivaizduokite, kad prisijungite prie visatinės energijos ir tapote šios tėkmės dalimi. Visatinės energijos tėkmė jūs įtraukia ir jos žinios tampa jūsų žiniomis. Jūs negalite būti atskirti nuo visatinės energijos, nes esate jos dalis. Jūs negalite būti atskirti nuo visatinės energijos, nes esate jos dalis. Dabar paprašykite savo vedlių palydėti jūs į kronikų salę. Aš šią salę matau kaip didžiulę biblioteką pilną knygų. Jos saugotojas atneša man reikalingą knygą ir leidžia ją paskaityti, o tada nuneša ir padeda atgal į lentyną. Gali būti, kad jums teks kartoti šį pratimą keletą kartų, kol pasieksite norimą rezultatą. Nepasiduokite ir bandykite, kol pavyks. Kronikų salėje perskaityta informacija gali būti giliai filosofinė. Ji net gali atrodyti labai miglota, tačiau ilgiau pamąsčius viskas paaiškėja. Jeigu jums pasiseks, žinia iš karto bus konkreti ir aiški. Žinios saugomos Akašos kronikose gali stipriai ir teigiamai paveikti visas jūsų esybės lygmenius. 42. Apsilankykite ezoterinėje mugėje. Jei dar niekada nesilankėte ezoterinėje mugėje, turbūt nežinote, ko tikėtis. Tai, ką patirsite, priklauso nuo jūsų nusiteikimo ir to, kokie žmonės organizuoja ir joje dalyvauja. Kai kuriuose mugėse teigiama lankytojų, mokytojų, prekiautojų energija tiesiog liejasi per kraštus. Patekus į šios aukštos energijos lauką, savaime pakils ir jūsų asmeninės vibracijos. Tai nereiškia, kad tapsite energetiniu vampyru besimaitinančiu aplinkinių žmonių energiją. Jūs paprasčiausiai natūraliai persimsite aplinkui tvyrančią teigiamą renginio energiją. Ar kada nors buvote blogos nuotaikos, kai visi aplinkui juokiasi ir džiaugiasi? Bloga nuotaika paprastai netrukus išgaruoja ir jūs taip pat šypsotės. Lygiai taip pat užsikrečiate kabutėse teigiamą energiją ten, kur jos labai daug. Kai kada ezoterinėse mugėse vyraujanti energija būna silpnesnė arba netolygi, nes bendra dalyvių energija nesukuria stiprios teigiamos energijos tėkmės. Taip pat noriu atkreipti dėmesį tai, kad ezoterinės mugės dydis neturi reikšmės. Nedidelė mugė gali pulsuoti teigiamą energiją, o didelė gali būti tik eilinis susibūrimas. Apsilankę bet kokioje ezoterinėje mugėje pasistengkite įsilieti į tėkmę. Į ezoterinę mugę eikite neturėdami jokių konkrečių lūkesčių, bet būkite atviri viskam. 43. Apsilankykite energijos sūkurio vietoje. Pasaulyje yra vietų vadinamų energijos sūkuriais kabutėse, nes juose iš žemės sklinda intensyvi elektrinė, magnetinė ir elektromagnetinė energija. Senovėje žmonės šias vietas laikė šventomis. Daugelis tokiomis jas laiko ir šiandien. Šios vietos randamos žiūrint į Žemę kaip į energetinę sistemą. Natūralios energijos tėkmės Žemėje ir linijos jungiančios ypatingas geografinės sritis, senovės ir dabarties šventas vietas.
ir yra vadinamos juostilėmis. Manoma, kad juostilėmis teka galinga energija, o juostilių susikirtimo vietose dažnai randami energijos sūkuriai. Apsilankę tokiose vietose pasijusite atjaunėję, pasisėmę energijos ir aiškiau pajusite savo psichinius sugebėjimus. Manoma, kad stiprus energijos sūkuriai yra Stonehenge, Bermudų trikampį ir Sedonoje, Arizonoje. Kita vertus, energijos sūkurį galite rasti ir savo kieme. Atpažinti jį padeda medžių žievė. Jeigu pažvelgus į medį, susidaro įspūdis, kad žievė auga spirale aplink medžio kamieną, vadinasi, netoliese yra energijos sūkurys. Dar vienas geras ženklas yra augmenija. Sūkurio vietoje iš augalų susiformuoja beveik idealus apskritimas, parodantis sūkurio kontūrus. Kai kuriuose vietose vienas šalia kito egzistuoja du energijos sūkuriai – vyriškas ir moteriškas. Moteriško sūkurio vietoje žemė būna nederlinga ir tuščia, o vyriško sūkurio vietoje išsiskiria įspūdinga augmenija. Raskite energijos sūkurį netoli savo namų ir dažnai lankykitės toje vietoje, kad pakeltumėte savo energiją. 44. Skaitykite apie metafiziką, sielą ir kitus naujojo amžiaus dalykus. Žinių rinkimas ir gilinimasis į sielą, dvasingumą, metafizinius dalykus, naujojo amžiaus idėjas padeda pakelti energiją į aukštesnį lygmenį. Skaitykite kuo daugiau ir įvairių autorių kūrinių. Įsisavinkite tai, ką pajuntate esant tiesa. Jeigu kokios nors knygos ar temos nesuprantate, ji jums per sunki ar paprasčiausiai skamba kvailai ir neįtikėtinai, vadinasi, tai nėra jūsų gyvenimo pamokų dalis arba savo dvasinėme kelyje dar nepasiekėte tos vietos, kurioje tam tikros idėjos tampa aiškios ir priimtinos. Atidėkite nesuprantamą informaciją į šalį. Kai ateis laikas ir būsite pasirengę, ši informacija pati jūs susiras ir tada suprasite jos reikšmę. Ieškokite ir atrasite. Jeigu norite tapti dvasingesniu žmogumi, daugiau sužinoti apie naujojo amžiaus filosofiją ir idėjas, arba norite tiesiog pasmalsauti, kokiamis idėjomis gyvena kiti žmonės, ieškokite, tyrinėkite, skaitykite ir rasite visus atsakymus. Būna, kad paprasta idėja pakelia žmogų į visai kitą lygmenį jo dvasinėme kelyje. Tačiau savo tiesos nerasite, jeigu jos neieškosite. Jei norite dvasiškai augti, gilinkite savo žinias. 45. Švytuoklis. Švytuoklė padeda gauti atsakymus į klausimus apie konkrečias gyvenimo situacijas. Kai kurie žmonės, naudodami švytuoklę, kiekvieną dieną gauna patarimų iš savo aukštesnio aš arba iš dvasinių sferų. Atsakymą į klausimą galima gauti iš dviejų šaltinių. Pirmu atveju atsakymą rasite savyje, o antru atveju atsakymas ateis iš kitų sferų. Mumise glūdi atsakymai į visus klausimus. Mums tai reikia pažvelgti į savo vidų ir susisiekti su savo aukštesniuoju aš. Švytuoklė veikia kaip energijos perdavimo kanalas. Kai užduodate klausimą, išskiriate tam tikrą energiją, kuri nuteka jūsų kūnu panašiai kaip impulsas nervų sistema ir sujungia su jūsų dvasinė esybė, kad gautų atsakymą. Dvasinės esybės išskirta energija veikia švytuoklė ir ši juda jūsų iš anksto nustatytomis kryptimis, duodama atsakymą taip, ne arba galbūt. Jei norite nustatyti savo vibracijų dažnį, tiesiog užduokite klausimus ir švytuoklė perduos atsakymą. Dirbant su švytuokle būtina nusiraminti ir gerai susikoncentruoti. Jeigu jūsų mintis blaškos ir nepavyksta susikaupti, atsakymai gali būti netikslus. Kartais pati švytuoklė parodo, kad esate pernelyg išsiblaškę. Jei pastebėsite, kad ji juda netolygiai, trūkčioja ir makluojasi į visas puses, vadinasi, turite skirti kelias minutes pusiausvyrai atgauti ir susikaupti. O tada galite vėl užduoti klausimą.
Antrasis būdas padeda gauti atsakymą iš vedlių, angelų ir kitų dvasinio pasaulio esybių. Pats procesas panašus į informacijos gavimą iš vidinio šaltinio. Prieš naudojimą išvalykite švytuoklę baltą šviesą ir pašalinkite visus kitų žmonių energijos likučius. Balta šviesa yra gryniausia energija tekanti iš Dievo ar kitos aukštesnės esybės, kurią tikite, ir visatos. Įsivaizduokite, kaip ši balta šviesa teka per jūs į švytuoklę. Tekėdama švytuoklė ji pašalina visus energijos likučius, kuriuos galėjo palikti anksčiau ją naudoję ir lietę žmonės. Išvalę švytuoklę galite suteikti jai intenciją dirbti aukštesniam gėriui. Kai kurie žmonės įsigiję švytuoklę ją išvalo ir daugiau niekam neduoda naudotis. Kiti dalijasi savo švytuoklę ir išvalo ją prieš kiekvieną naudojimąsi. Rinkitės tai, kas jums arčiau širdies. Švytuoklė padeda užmegzti ryšį su savo dvasinė savastimi ir dvasiniais vedliais. 46. Būkite smalsūs. Sakoma, smalsumas pražudė katę, bet ji juk turėjo 9 gyvybės, tiesa? Šiandien būkite smalsūs kaip ta katė. Ieškokite priežasčių, kodėl vyksta tai, kas vyksta, net jeigu netikite tuo, ko negalite matyti. Jūs negalite matyti vėjo, bet juk jis yra. Matote vėjo poveikį, žiūrėdami į siūbuojančius medžius, ribuliuojantį vandenį, jaučiate jį ant savo veido. Egzistuoja daug daugiau, nei mes galime matyti savo akimis. Tiesiog stebėkite, kas vyksta aplinkui. Gal pajutote, lyg kas būtų sušnabždėjęs jums į ausį, nors buvote vieni. Tai buvo jūsų vaizduotė, o gal dvasia? Įsigilinkite, patyrinėkite tai, kas įvyko. Ką išgirdote? Ar tai galėjo būti žinia iš žmogaus, kuris jau išėjo į kitą pasaulį? O gal tai buvo žinia iš jūsų vedlių? Būkite smalsūs, ieškokite atsakymų ir nerkite giliau. Pajuskite karštą troškimą sužinoti daugiau apie save ir savo dvasingumą. Šioje vietoje noriu pridurti, kad sveika dozė skepticizmo niekada nepakenks. Kai kurie žmonės tiek pasinėra į metafiziką, kad pamiršta, jog gyvena realiame pasaulyje ir turi išmokti konkrečias pamokas. Būkite smalsūs, gyvenkite realybėje ir ieškokite gilesnės gyvenimo prasmės. Tai padės jums pakilti į aukštesnį nušvitimo lygį, pasisemti žinių ir atrasti tiesą. Užduokite klausimus, smalsaukite ir mėgaukitės savo atradimais. 47. Permainų knyga. Permainų knyga yra vienas seniausių pasaulio orakulų. Tai pranašavimo sistema sudaryta iš 64 heksagramų, kurių kiekviena sudaro 6 eilutės, kai kurios jų ištisinės, kai kurios pertrauktos. Pertrauktos eilutės vadinamos in, o ištisinės yang. Permainų knyga yra gana detali ir paini, nes ji pateikia ne tik pranašystę heksagrama, bet ir su ja siejama skaitmenį. Pranašaujama paprastai metant monetas arba kraujažolės stiebelius. Pagal jų išsidėstymą nubraižoma heksagrama, o kiekvienai heksagramai priskiriama tam tikra reikšmė. Buriamasi dažniausiai tada, kai asmeninėme gyvenime vyksta dideli pokyčiai, ypač krizinių laikotarpių, arba kai reikia priimti svarbų sprendimą, bet žmogų kankina abejonės. Permainų knyga taip pat padeda giliau pažvelgti į save ir susivokti kasdienėse situacijose, nes parodo ne tik esamą padėtį, bet ir pasirinkimo galimybės. Šiandien paieškokite internete heksagramų simbolių ir pažiūrėkite, ar šis pranašavimo metodas jums patiks. Jeigu taip, užduokite keletą klausimų mesdami monetas. Greičiausias būdas. Nesvarbu, ieškote didelės ar mažos problemos sprendimo. Šis pranašavimo metodas gali sustiprinti jūsų asmeninės vibracijas, neskatina giliau pažvelgti į save, siūlo galimas sprendimo galimybės ir pataria. Pagaliau, kaip ir
pranašaujant bet kokiu kitu būdu, tik nuo jūsų priklauso, ar dėsite pastangas ir įgyvendinsite tai, ką jums patarė permainų knyga. Raskite sprendimus įsigilinę į senojo pasaulio pranašystės. 48. Taro kortos. Nors daugeliui psichinių sugebėjimų turinčių žmonių tokios priemonės kaip taro kortos nereikalingos, šis senas būrimo būdas gali labai padėti, kai jaučiame sutrikę arba kai norime pažvelgti į savo dilemą iš kitos perspektyvos. Taro kortos sustiprina asmeninės vibracijas, nes dėliodami kortas ir ieškodami sprendimo susijungiate su savo dvasinė energija. Jeigu dar nemokate burti taro kortomis, įsigykite ir išstudijuokite pačias kortas bei jų reikšmes. Daugelėje knygų apie būrimą taro kortomis galima rasti ir trumpus raktažodžius, kurių iš pradžių pakanka. Netrukus galėsite burti savo ir kitiems. Vieni būrėjai naudojasi tradicinėmis kortų reikšmėmis, kiti naudoja unikalias, detales reikšmes, kurias kortoms suteikia tam tikros kortų malkos kūrėjas. Abu metodai yra geri. Norint burti taro kortomis, nebūtina turėti psichinių sugebėjimų, tačiau daugelis būrėjų, dėliodami kortas ir susijungdami su specifinėmis energijomis, mato dar ir vaizdinius, papildančius bendrą paveikslą. Jei buriate savo ar dar tik mokote suprasti taro kortų kalbą, naudokite kortų autoriaus pateiktas reikšmes, bet kartu įsiklausykite ir į save. Atsižvelkite į visus įspūdžius, kurie jums kils dėliojant kortas. Net jei manote, kad neturite jokių psichinių sugebėjimų. Kortų interpretavimas pasitelkiant intuiciją gali dovanoti gilių įžvalgų. Būrimas kortomis gali padėti atskleisti naujas galimybes.